Viso gero. Oi, Tomai, kaip aš pavargau nuo visų tų užplūdusių skambučių ir skundų. Nieko nepadarysi, toks jau tavo darbas. Ne taip, bet žinai, vieniem stogą užtaisyk, kitiem tvorą sutaisyk, tretiem dantis sustatyk. Tačiau atlikti vienišos pensininkės kanalizavimo darbų dar niekad neteko. Gerai tu sakai, o kasgi daugiau padės nelaimingai vienišai pensininkiai Marijai? Kurios klozeto kambarį ant grindų pasipylė šūdai. Reportažas iš Kauno. Kakadu nebūtų kakadu, jeigu nebūtų kakadu. Žmogaus nelaimėje skęsti nepalieka, tiksliau išmatose. Po to, kai Kauno daugiabutyje nupaveikslavome Mariją kakojančią į vonią, moteriškė nenuleido rankų. Tai ką? Valdininkai gražiai pakalbėjo, kakadu gražiai nufilmavo ir visi patenkinti išvažiavo? O ką man daryt? Toliau tupinėti šaikiot vonioj? Laukt 4 mėnesius, kol kas nors renovuos ir kanalizuos unitazą? Tačiau Marijos nuogastavimai buvo išgirsti. Kol senjoras skundėsi, kakadu užvirė nematomą grandiozinį Marijos kanalizavimo procesą. Buvo kreiptasi ne tik į seniūniją, komunalininkus, bet ir į pačią Kauno valdžią, vyriausiąją. Ir mus išgirdo Buškevičiai. Abu – Stasys ir Stanislovas. Labadiena, Buškevičius. Galima užeiti? Parašom. Kaip žadėjom, atvykom, parodykit dabar tą bėdą. Stanislavai Buškevičiai nedelsdami atrūko pas pensininkę Mariją, išklausė jos godonių, apuostė tualetą ir kvapas jiems nepatiko. Taip kauniečiai gyventi negali ir neturi. Gėda! Gamtinius reikalus atliekate į vonę, taip? Antisanitarnės sąlygos. Tai ką sako bendrija? Bendrijos pirmininkas. Sako, man priklauso. Stasys ir vicestasys užkūrė gelbėjimo operaciją, ėmė bart santechnikus. Labas, Tomai. Čia turime tokią problemą. Taip. Aš bendro naudojimo yra nuotekų vamzdis, jį turėtų tvarkyti bendryje. Gerai, tai mes turime padėti. Aišku, po to spręsime klausimą dėl tų žmonių, kurie nepadėjo. Gerai, ačiū. Atvažiuos ir sutvarkys. Išgirdę vicemero aliarmo signalą, santechnikai reagavo žaibiškai. Ta pačią akimirką naujas blizgantis unitazas jau bildėjo Marijos laiptinės laiptais į 5. aukštą. Marija santechnikus pasitiko tarpduryje, netekusi amo. Kaip čia taip? Ji tikėjosi, kad bus suvirintas trūkęs vamsdelis, o čia visai naujas klozetas. Kaip taip atsitiko, kad nusprendėt pagelbėti poniai Marijai? Na, tiesiog į mus kreipėsi, Stanislavas Buškevičius pasakė šitą situaciją, pažiūrėjom, kad tikrai yra baisu. Bendryje visiškai nenori reiškias, atlikti darbų tas, kas jiem priklauso. Ir Marija neišlaikė ir apsiverkė. Ponia Marija, ar džiaugiatės, kad Labai džiaugiuosi ir labai jum ačiū, kakadu padėjo man. Pensininkė tokia dėkinga, kad net neranda žodžio apsakyti jausmams. Jos pensija mažytė, mažutėlytė, pinigėlių nelieka nei centuko. Niekada nebūtų galėjusi nusipirkti naujo, gražaus, balto, blizgančio klozeto. Reikia taupyti. Taupyti reikia apie metus, tai išeitų. Bet, kai sakyt, aš nesu išlaidį. Kiekvieną skaičiuoja centą, einu parduotuvę, perku tik tai tokį maistą pigesnį. Reikia suktis. Ir pagaliau, gerbiami žiūrovai, jūsų dėmesiui iškilmingas naujo unitazo atidengimo ceremonialas. Tadam! Ausį maloniai kutenantis vandens kanalizavimo garsas ir pirmasis pritūpimas. Atvažiavot ir dabar turiu tualetą. Patogiau negu vonioj. Aišku, patogiau negu vonioj. Labai džiaugiuosi, labai man jūs padėjot ir
siūlyčiau kreiptis visada į kakadu. Laiminga pabaiga.